Sveiki, ir vėl su jumis Aldona, kur eina sąmoningumo keliu jau 10-metį ir šiuo metu domisi, kaip tapti vis geresnė mama savo vaikams. Ir į pagalbą man atėjo daktarė Šefali knyga Tėvystės žemėlapis, iš tikrųjų tikras žemėlapis su 20 žingsnių, praktinių žingsnių, kurie padeda transformuoti ne vaikus dėja, bet save, o pasekoje vaikai pasikeičia ir patys. Ne? Ir šiandien nelengva tema, kaip ir trečias žingsnis buvo tikrai nelengvas, kaip paleisti kontrolę. Tai tos kontrolės pasekoje pasirodo mes kontroliuojame ir savo vaikų laimę ir sėkmę. Ir šiandieną kaip paleisti tą įsibėgėjusį traukinį laimės ir sėkmės, kuris veda tik tais į didesnę tiek ir tėvus, į didesnę įtampą ir stresą tiek ir tėvus, tiek ir vaikus. Ir gale praktinę užduotį atliksime ir dabar ką tai reiškia, kad mes turime paleisti, norėti savo vaikams sėkmės ir laimės. Ar tai yra įmanoma? Tai yra vienas iš, kaip Šefali sako, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris kelia mums nerimą. Tai yra būtent, kad mes norime, kad mūsų vaikai būtų laimingi ir sėkmingi. Iš tikrųjų, kaip patys pagalvokit, aš ir šitoj vietoj minutėlę sustojau ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad dar pridėsiu kaip mama iš savęs, kad ne tik tais mano vaikai nori, kad būtų laimingi ir sėkmingi, bet dar, kad ir sveiki. Ir to pasekoje mes nejučia imame viską kontroliuoti ir viskam vadovauti, kad tik tai būtų laimė, kad tik būtų sėkmė, kad tik būtų sveikata. O tai kelia, ir to mes dėje nepasiekėme, nes to pasiekti neįmanoma, toj sužinosim kodėl, bet tai sukelia tik tais dar gilesnį atstumą, dar didesnį atstumą tarp jūsų ir tarp vaiko. Taip. Ir būtent Šefali sako irgi, kad tas norėjimas laimės ir sėkmės kelia mums būtent stresą ir konfliktus. Tai jeigu save atpažinsite, kaip ir aš minutėlę save atpažinau, kad iš tikrųjų mes norime laimės, sėkmės, sveikatos ir to pasekoje kyla daug konfliktų su vaikais. Taip, nes iš tikrųjų pirmasis žingsnis tame, kad norėti kažkam linkėti gero yra žmogiška. Bet norėti kažko jiems specifiško, kaip laimės, sėkmės, sveikatos, tai jau yra kontroliavimas. Ir to pasekoje ryšio mes su vaikais ir negauname. Kaip tai atrodo? Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jūsų draugui, draugiai nesiseka išmokti kalbą kokią nors. Ir jinai yra susikrimtusi ir nuliūdusi ir nerimaujanti. Ir jūs ateinat, ką tu čia nerimauji, ką tu čia susikrimtus, ką tu negali išmokti, kaip tu čia dabar taip liūdnai jauties. Ar mes taip sakome? Ar mes tam pareiškėme savo draugui nepasitenkinimą dėl to, kad jam nesiseka? Taip, o dažniausiai, kaip pagalvokit, kaip būna su vaikais. Kai kas nors vyksta ne pagal tai, kaip mes esam jau išsivaizdavę, mes susikremtame patys ir tą tokį nusivylimą išreiškiame jiems, kad dar ir pastumėme dar, kad jie dar pasistengtų. Tai mes patys lygiai taip elgiamės, kaip kad pasakiau šitą pavyzdį, kad su draugu tai taip nesakytume, taip nesakom. Bet iš tikrųjų mes patys susikremtam ir tada iš to susikremtimo, nusivylimo, pykčio, baimės, ar streso mes tada pradedam ant vaiko sakyti, o kodėl negali padaryti taip ar taip ar taip. Ir tai yra būtent kontroliavimas. Kai esame prisirišę
kai esame mes prisirišę prie tos laimės ir sėkmės siekimo ir sveikatos savo vaikams, mes sukeliame vaikui nevisavertiškumo jausmą, kad jie nėra laimingi ir sėkmingi ir sveiki, kol nepasiekė to, ką mes jiems sakom. Įsivaizduojat? Taip, tai mes turim savo lūkesčius, išsakom, kad laimė, sėkmė ir sveikata yra štai tai, ir jeigu jiems nepavyksta to, tada jau reiškia, kad jie nevisavertiški. Ne? Tai va tokį modelį mes suformuojam ir tokį, kaip Šefalis sako, kaip į traukinį pasileidžiam ir visiškai pamirštam, kas yra mūsų vaikas, tai yra autentiškas, turi savo identitetą ir pamiršta dar labai svarbų dalyką. Pažiūrim kokį. Ir kaip Šefalė rašo, uždarom, labai gražiai aprašo iš tikrųjų, labai rekomenduoju kiekvienam įsigyti jos knygą, labai gražiai kiekvienas sakinys yra taip tobulai išdėstytas, kaip rašo, uždarom į dėžę mes savo vaikus, kaip mes matome laimę, sėkmę ir sveikatą, vietoje to, kad duotume jiems laisvę patiems tyrinėti, kas tai yra laimė, sėkmė, sveikata, duotume laisvę patiems jiems susimauti, nuliūsti, supykti, išmokti vertingų pamokų ir išmokti tai, kad gyvenimas yra ir susimovimas, ir grožis, ir jie eina ranka į ranką abudu kartu. Kaip gražiai parašyta. Ne? Kai vaikai laimingi ir sėkmingi, mes jaučiamės sėkmingi tėvai. Tuoj pereisim prie praktikų, kaip tai atrodo. Tai apie tai, kaip jų laimė ir sėkmė leidžia mums pasijusti. Mūsų vaikų laimė, sėkmė, sveikata yra apie tai, kaip leidžia mums jaustis. Dėl to mes juos taip ir muštruojame, ne? Dėl to taip stumiame, kad jie darytų tai, kas atitinka mūsų įsivaizdavime, mūsų, kiek mes esame užaugę, kas yra laimė, sėkmė ir sveikata. Aš pridėjau iš savęs dar, kad kaip mes matome, kaip atrodo, tada mes suformuojame jiems visos tos užsiėmimus, visos mąstymą, visas elgesį, jausmus, kaip reikia kalbėti, kaip reikia jaustis tam tikrose situacijose, kad atitiktų mūsų įsivaizdavime turimą laimės, sėkmės, sveikatos tą tokį vaizdą. Ir dėl to čia ir kyla mums su vaikais didžiausi konfliktai, kurie mus tolina nuo artimo ryšio su jais. Taip, mes norime, kad vaikas, tai yra normalu, kad mes norim, kad vaikas būtų sėkmingas, kad jis būtų laimingas, kad jis būtų sveikas, bet tik tiek, kiek sutampa su mūsų lūkesčiais. Mes to norim, bet tik tiek, kiek atitinka tai mūsų turimą įsivaizdavimą. Tai jau suprantat, kad darbas yra mums su pačiais savimi. Atpažinti, kokį mes turim vaizdą atsinešę iš savo vaikystės apie laimę, sėkmę, sveikatą, arba dabar kokį yra įskiepijus visuomenė su daug labai socialinės medijos, tą mes projektuojame ant savo vaikų. Ir kai jie netelpa į mūsų projekciją, tada kyla mūsų nepasitenkinimas jais ir, aišku, jų nevisavertiškumas, prieštaravimas viskam. Ir taip kyla konfliktas. Ir taip negauname mes susikalbėjimo ir tos bendrystės su savo vaiku. Nes žiūrėkit, kai vaikas daro tai, kas atitinka mūsų toj dėžutėje laimės, sėkmės ir sveikatos, mes jaučiamės sėkmingi, svarbus, kompetitingi ir puikūs tėvai.
tai yra apie mūsų jausmą, kaip mes jaučiamės, kai jie tai daro, kas yra mūsų įsivaizdavime. Jie jaučiasi laimingi ir būna sėkmingi iki tol, kol mes turime savo kontrolėje, kad jie daro tai, kas atitinka būtent laimę, sėkmę ir sveikatą. Ne? Mes turime dar kitaip, ne tik kad į dėžę, tą dėžutę, bet dar galime pavadinti, kad šią falį vadiname, mes turime laimės, sėkmės, pridedu į savęs dar sveikatos idėją. Ir tai pasirodo yra tik idėja, jeigu gerai padarysit savirefleksiją ir pastudijuosim ir užpildysim lentelę, kurią duoda šią falį, su truputį darbo su savimi pakeis mūsų santykiai su mūsų vaikais ir ne tik. Tai tik laimės, sėkmės, sveikatos yra tik tais konceptas, išorinis dalykas, bet ne pats fenomenas. Laimės ir sėkmės idėjos, prie kurių mes prisirišę be suvokimo, kad jos neturi ilgalaikės reikšmės. Nes vienam laimė yra galbūt tiesiog šiandieną pailsėti, kitam laimė galbūt yra būti su artimai žmonėm, trečiam laimė galbūt yra tik išlaikyti egzaminus, kurie laukia, kitam laimė galbūt yra važiuoti vienam su mašina. Tiesiog laimės ir sėkmės, jos yra įvairios ir negali būti, pavyzdžiui, mūsų turimas idėja apie laimę, sėkmę atitikti kito žmogaus suvokimą apie laimę, sėkmę ir kito autentiškumą apie laimę, sėkmę ir sveikatą. Ir būtent šitas prisirišimas, kad turi būti taip, kaip mes žinom, taip, nes mes turim daugiau patirties negu vaikas, bet tas prisirišimas prie laimės ir sėkmės koncepto sukelia mums patiems daug streso ir daug skausmo. Rūpintis savo vaiku nereiškia nereiškia jį kontroliuoti, tai reiškia, kad priimti jį tokį, koks jis yra. Kada priimsime save identišką tokį, kokis esam, bus labai lengva priimti tada ir vaiką. Tai dirbam ties savimi. Ir ką reiškia, kad priimti jį tokį, koks yra? Jeigu vaikas liūdi, leisti jam liūdėti. Jeigu vaikas džiaugiasi, leisti jam džiaugtis. Jeigu vaikas piktas, leisti jam būti piktam. Jeigu vaikas įskaudintas, leisti jam pabūti su jo skausmu. Jeigu vaikui nesiseka, leisti jam pabūti toj nesėkmėj. Nes ir ten yra augimas, ten iš anos trečios temos žinom, kad ten yra jo vidinis žinojimas, ką daryti. Tai mes turime kaip tėvai išmokti tiesiog išbūti. Aišku, kad gali dauguma tėvų supyksta, o tai ką mes negalim padėti savo vaikams, jeigu jiems sunku. Galime savo vaikams padėti jų problemose, bet tik tais nevedini tos idėjos iš savo suvokimo, kokį turime apie laimę, sėkmę ir sveikatą. Tokie galima sakyti kaip neutralūs vedliai arba pasidalinimas savo patirties arba klausimų pagalba jiems patiems, padėjimas rasti, jie patys tada randa geriau atsakymus. Jeigu nepaleisime sėkmės ir laimės traukinio, visada patys mes ieškosim ir nerasim. Ir visi gyvenime iš tikrųjų, jeigu pagalvosit apie save, tai lygiai taip pat ir mūsų vaikai, visi gyvenime mes turim praeiti baimę, turim praeiti pyktį, turim praeiti nusivylimą, liūdesį, klaidas, nes tai yra normalu, tai yra žmogiška ir tai yra priimtina.
Tai lygiai taip pat mums reikia išbūti, išbūti, kai vaikas eina per šitus procesus. Ir tai nereiškia, kad jisai turi elgtis kitaip, kad eitų link sėkmės ir laimės, nes mes dabar žinom, kaip reikia padaryti ir jau, kad bus geriau. Ne, tai yra mūsų konceptas, tai yra mūsų idėja, tai yra mūsų patirtis ir tai nėra vaiko patirtis, autentiška patirtis, kur jisai eina per savo gyvenimą. O šitas du dalykus mums reikėtų išmokti atskirti. Mokyti vaikus apie gyvenimo pasimetimus ir sunkumus yra daug daugiau vertinga. Būtent labai pacituosiu dvasinio mokytojo sakinį, kuris labai man padeda. Tai yra tai, kad gyvenimas nėra mums skirtas, kad darytų mums laimingus. Jis skirtas mūsų augimui per sunkumus. Tad gyvenimas yra mums duotas transformuotis. Tai jeigu atsisakysim tos idėjos, kad gyvenimas laimiai, sėkmei ir sveikatai, tai mes suprasim, kad mums gyvenimas ir duoda laimę, sėkmę ir sveikatą per visas problemas, sunkumus ir iššūkius, tam, kad mes ugdytume savyje savo vidinės charakteristikas, tokias kaip kantrybė, ištvermė, empatija, bendrystė, jautrumas, empatiška. Čia vieni atsakomybė. Ne, ir du patys svarbiausiai, tai yra buvimas ir patirtis. Ir dar vienas, kas emocinis intelektas, tai yra, kad suvokimas savo vidinio pasaulio ir greitas jame judėjimas, o ne užstrigimas. Tai štai kam gyvenimas mums yra duotas. Turime pereiti iš sėkmės ir laimės kaip išorinio tikslo į proceso tikslą, kaip gražiai Šefali pavadina, kad į buvimą ir patirtį. Tai mes laimė, sėkmė yra išoriniai tikslai, jeigu tikrai pagalvosite. Ne? Ir jie kur mus atvedė? Ar atvedė į gilų ir artimą ryšį su vaikais? Ne. Tai jeigu neatvedė šitas tikslas, tada pereiname prie kito, išmėginam kitą. Tai yra proceso tikslą. Tiesiog išbūti tame, kas vyksta. Ir pasiimti iš to patirtį. Taip mes ugdome savyje išmintį. Ko labiausiai dabar žmonėms ir trūksta. Tai fokusas į buvimą leidžia gyvai patirti dabarties momentą, vietoj to, kad būtume mėtomi įtampos ir streso praeities šešėlių arba savo susikurtų ateities iliuzijų. Your life is not for make us happy, it is for experience. Jeigu šitą mąstymą turėsim, bus viskas daug lengviau. Taigi, iš sėkmės ir laimės savo idėjos, tokią, kokią mes turime savo patirtyje, pereiname dabar į procesą, kad kiekviena situacija, kiekvienas iššūkis, kas vyksta su gyvenime, tai yra procesas, kuriame svarbiausias dalykas yra stebėti, kas vyksta mano viduje. Pereiname į procesą be teisimo, o su daugiau priėmimo ir autentiško buvimo. Taip. Taigi, jeigu dabar su kiekvienu momentu paimsime, pavyzdžiui, kas vyksta mūsų viduje, santykyje su vaiku. Pavyzdžiui, aš šiandien grįžau po darbo ir mano mažoji išsiblaškiusi ir kalba telefonu ir deda daiktus ir šaukia mane, kad aš jai padėčiau, ruošiasi į kelionę ir matau, kad dėmesys yra visur išblaškytas, yra nerimas, yra įtampa
Ir yra kaip senoju, kaip mama, kaip aš pasielgčiau. Tai pradėčiau sakyti, ko čia lakstai, padėk telefoną, daryk vieną dalyką, o ne 10, pavargsi, niekas pervargsi ir nepavyks čia tau padaryti, kiek čia gali blaškytis, įvyktų konfliktas. Bet kaip naujoji mama jau perėjusi kiek sąmoningumo praktikų, tada stebiu ne ją, o stebiu save, kaip aš jaučiuosi, kai ji taip blaškosi. Ir tas jos blaškymasis toks kelia nerimą ir man. Tada stebiu ne ją, stebiu savo nerimą, nes iš mūsų nerimo ir streso kyla po to jau ir konfliktai. Tai pirmia stebime ne vaiką, o stebime save. Kyla nerimas man kodėl? Todėl, kad ir pati nepaėmiau pauzės, pertraukėlės iš karto grįžus po darbo, savo, kaip aš sakau, restartuotis. Ir jeigu jau matau, kad jos blaškymasis, nerimas, įtampas gali persiduoti man, tada du žmonės nerime įtampę išsiblaškime, ką gali išspręsti, ne kažką. Tada atsitrauki, suteiki savo, kas suteikia atsipalaidavimą, nusiraminimą ir tada grįžti jau ramus, džiugus į situaciją su vaiku ir jau galima tada ją ramiai išspręsti. Tai va būtent užduodame savo klausimą, kai jau vyksta situacija su vaiku, koks vidinis ryšys su tuo, ką jie dabar patiria. Užduodam klausimą, kadangi matome savo nerimą, tai galim įsivaizduoti, kad ir vaikas jį patiria. Tai va, būtent koks vaiko vidinis ryšys su tuo nerimu, ką jisai tada daro, ar pašėlsta, ar visai atsitraukia, ar ten tampa irzlus, ar pradeda mėtyti viską. Tai mes jau kaip sąmoningi tėvai galim stebėti, koks jų vidinis ryšys su tuo, kas vyksta, tai, ką jisai patiria. Ir kokias vidinės transformacijas patiria per tai eidamas. Tiek kiek užsiemame patys savirefleksiją, tiek ir mūsų vaikas patiria transformacijas būtent eidamas tokioje situacijoje per tokias patirtis. Tai ne tik stebime save, bet kadangi išmokstame stebėti save, savireflektuoti, tada mums labai lengva būti empatišku ir kitam. Dėl to, kodėl verta mokytis augti pačiam, nes tada mes galim atjausti kitą, o atjautoje gimsta ryšys. Fainai. Taip, tai fokusas ne kaip pulti ir sutvarkyti visą situaciją, padėti, kad vaikas būtų sėkmingas, padėti, kad vaikas būtų laimingas, o kaip tiesiog išbūti. Tėvams pats didžiausias uždavinys, kaip tiesiog išbūti su tuo, kas vyksta jūsų vaikui. Vaikas eina savo transformaciją, savo patirtį, savo keliu, savo identišku, va būtent tuo takeliu, savo autentišku keliu, lygiai taip pat, kaip mes turėjome iš praeities atsinešėme iki dabar savo individualias patirtis. Tai lygiai taip pat leiskime ir savo vaikams susirinkti jas. Nėra gerų ir blogų jausmų, yra tiesiog jausmai. Mums reikia mąstymo, suvokimo mums reikia, kad leistume išbūti tiek savo, tiek vaikui. Tai turime suvokti, kad pasaulis žino tą netgi ir paveiksliuką, kur juoda ir balta yra, ir juodame yra balta, ir baltame yra juodo. Yra gyvenime visi jausmai, nei geri, nei blogi, jie yra tiesiog jausmai. Tai yra, kad yra ir blogas, yra ir geras, bet tai tiesiog yra, tik tais kaip mes į tai reaguojame. Čia yra didžiausias klausimas. Tai mūsų darbas yra išmokti nereaguoti, o stebėti ir leisti tam būti.
kai išmokinsime save pirmiausia ir tada būsime pajėgus išmokinti vaikus valdyti procesą gyvenimo ir ignoruoti išorinius pasiekimus. Jie galės paleisti vidinę įtampą ir būti džiaugsmo ir ramybės būsenoje. Ar mato, dėl ko verta mums eiti šito keliu, šito sąmoningumo keliu ir atlikti tos 20 praktikų, kurios duoda Šefali perėjusi jau šitų keliu. Dėl to, kad mes savo pavyzdžių leisime ir savo vaikams eiti savo gyvenimo keliu per visus procesus, kokie jiems yra skirti. Ir lengvai ir paprastai galima sakyti, ne? Tai reiškia, kad be įtampos ir be streso, be tokio išsidraskimo, ne? Nes žmogaus būtis yra iš tikrųjų būti džiaugsmo ir ramybės būsenoje. Tai yra mūsų duotybė. Bet kadangi mes dar neišugdėme to požiūrio, negavome jo iš savo tėvų, negavome iš savo aplinkos, kurioje augome, tai mes patys dabar padedame savo išsiugdyti požiūrį į tai, kad gyvenimas yra procesas ir tame procese stebime tik tais savo būsenas, kaip aš jame jaučiuosi. Ir kad tai yra normalu, būti įtampoje, būti strese, būti baimėje, bet tame neužsibūti ir iš to nepradėti veikti, būtent pulti savo vaiką, ne? Tai jeigu išmoksime patys tame išbūti, tai ir mūsų vaikas išmoks iš mūsų. Taip? Taigi visi jausmai ateina ir praeina, jeigu mes išmokinsime save to ir savo vaikus to. Šitas pratimas dar mums labai padės. Taip. Tai būti geru sūnumi ir dukra, kokio tėvai tikisi, reiškia pamesti savo paties identitetą. Čia Šefali kalba apie vaikus, kad kaip jie jaučiasi, jeigu atpažinsime save, mes ir patys taip jautėmės, kai bandom atitikti tai, ką nori mūsų tėvai, mes patys pametam patys save. Taip, mūsų pačių vidinis laimės ir savivertės trūkumas yra suprojektuotas į vaikus. Tai štai, ką reiškia ta mūsų laimės ir sėkmės idėja arba ta dėžutė iš susirinkusių mūsų patirčių. Mes turim tokį vaizdinį susikūrę ir tas trūkumas mūsų būti patiems savimi identiškais yra dabar suprojektuotas į mūsų vaikus. Kaip tai atprojektuoti atgal? Tai Šefali duoda kelis klausimus, kuriuos turime pradėti patys savo uždavinėti ir duoda visą lentelę, kad atpažintume, kaip yra ir atpažintume tikrą identišką save. Taigi pirma užduotis, tai kai kils situacija su vaiku, ir matysite, kad jau jisai yra jausmuose, jums reikia pradėti mąstyti. Mano vaikas yra žmogaus būtis ir patirianti žmogiškus jausmus, kaip skausmą ir kaip nusivylimą ar įtampą ir stresą. Tai yra normalu, tai yra žmogiška, tai yra priimtina. Mes visi per tai praeiname. Tai stebint savo vaiką, einant per šitus procesus, taip yra tėvams nelengva, bet tai augina jo išmintį, tai augina jo identitetą, tai augina jo autentiškumą. Tai kaip mums patiems savo padėti, ne? Tai yra normalūs jausmai. Kiekvienas žmogus jaučia jausmus. Nėra blogų jausmų, tiesiog yra jausmai, jie ateina ir praeina, svarbiausia juose neužsibūti. Kaip juose neužsibūti, mokinamės.
Pirmiausia, tai padeda suvokimas, po to savirefleksija ir savistaba. Ne? Tai yra kiekvienas iš mūsų ir mūsų vaikas turi teisę į jausmus, kuriuos jaučia, nes tik šitų jausmų dėka mes užaugame visavertiški, pilnavertiški ir valdantys savo vidinius procesus. Jeigu mes bandysime pašalinti nors vieną jausmą, kurį jaučia mūsų vaikas, jis praras galimybę būti autentišku. Tai mūsų kaip tėvų užduotis leisti savo vaikams būti tame, per ką jie praeidinėja, nes tai yra jų procesas, mūsų darbas yra tiesiog išbūti. Nes tik taip leisime vaikui auginti savo tą identitetą ir savo autentiškumą. Man nereikia, kad mano vaikas būtų sėkmingas ir laimingas, tam, kad aš jausčiausi geras tėtis ar gera mama. Tokias mintis galvojame, kai matome, kai mūsų vaikui yra sunku. Mano savivertė neateina nuo to, nedidėja, nereiškia nuo to, kokius pasiekimus mano vaikas siekia, kokios jisai yra nuotaikos ir kokias patirtis jisai praeidinėja. Tai kyla iš manęs pačios, iš manęs pačio. Aš palieku laisvę erdvę savo autentiškumui reikštis ir savo vaiko autentiškumui reikštis. Per tai, kad tiesiog esu ir leidžiu ir savo vaiką mokinu to, kad jisai irgi tiesiog yra toks, koks yra ir viskas yra tame gerai. Tai yra žmoniška, tai yra priimtina, tai yra normalu per visą tai, ką jisai praeidinėja. Taigi mums labai svarbu yra panaikinti laimės ir sėkmės vision board, kaip rašo Šefali, tą įsivaizdavimą ir pakeisti jį į buvimą ir patirtį, nes visos patirtys reikalingos tam, kad augintų mumyse išmintį. Tai netimkime to iš savęs ir netimkime to iš savo vaiko. Leiskime augti jiems be jokio teisimo, tokiems, kokie jie yra. Tai yra geriausia, ką galime duoti savo vaikams. Sako Šefali. Ir dar viena lentelė, jeigu kas norėsit, parašykit, galėsiu atsiųsti, bet jinai labai paprasta. Tiesiog susirašome viršuje mama, tėtis, kultūra arba visuomenė ir pats aš. Ir žemyn susirašome laimė, sėkmė, geras, blogas, meilė, santuoka, tėvystė, pinigai, seksas ir grožis. Ir štai ir dar sveikata aš pridėčiau. Tai ir apie juos visus mes turime susidarę vaizdinį iš savo surinktų patirčių ten, kur augame su mama, tėčiumi ir su ta visa aplinka, kuri mumis supo. Ir tada surašome, kokią idėją mums įskiepijo, mums parodė mama apie sėkmę, kokį parodė mums idėją, kad yra apie sėkmę tėtis, visuomenė, ką mums sako apie taip ir ką iš tikrųjų manome mes. Ir Šefali labai gražiai parašė, pavyzdžiui, žiūrėkit, kas yra sėkmė, kai jinai augo jos mamos akimis. Tai yra gauti išsilavinimą. Jos tėčio akimis uždirbti daug pinigų. Visuomenės, kurioje jinai užaugo, nusipirkti gražią mašiną ir gražų didelį namą, ne? Ir iš tikrųjų, o jos koksai yra suvokimas apie sėkmę. Tai būti savimi
Būti geniale, turėti daug draugų ir daug juoktis. Koks didžiulis skirtumas, kur tėčio, mamos ir kultūros įskiepyti dalykai yra išoriniai tikslai, nieko bendro neturintis su vidiniais tikslais. Jos yra vidinis tikslas. Tiesiog būti savimi, juoktis, būti ramiai, džiaugtis ir būti genialiai kūrybiškai, galbūt, ne? Ir dalintis tuo su pasauliu. Tai yra vidiniai. Iš tų vidinių ir gimsta paskui tie, ne automatiškai, bet tiesiog iš tos tokios gausos vidinės gimsta po to ir rezultatai ir išorėje. Bet, o ne atvirkščiai, kaip mums rodė visuomenė, mama arba tėtis. Tai štai taip susirašome apie sėkmę, apie laimę, kokias turime idėjas, kokias patirtis, kokį mąstymą, kokius mintis esame atsinešę. Ir tai mes projektuojame į savo vaikus. Tai jeigu susirašysime ir atpažinsime save, tai pamatysime, kad kaip mes projektuojame į vaiką. Ir jeigu parašysim paskutiniai skiltį į save, o ko iš tikrųjų, kaip mes matome iš savo vidinio pasaulio, tada mums labai lengva bus atjausti vaiką, kad jisai irgi turi savo vidinį pasaulį, kuriame būtent mato autentiškai irgi laimę ir sėkmę. Ir meilė, ir santuoka, ir tėvystė, ir pinigus, ir seksą, ir grožį, ir gerus, kas yra gerai ir kas yra blogai, ir kaip ir sveikata. Tai jeigu bus sunku, parašykit, galėsim padaryti kartu tą lentelę, bet tikrai padarykit, nes tai ves į jūsų vidinę transformaciją ir to pasiekoje transformuosis jūsų ryšys su vaiku. Nelengvas procesas, nes tai irgi paleidimas kontrolės. Atrodo, tai yra baimė paleisti kontrolę, nes atrodo, kas bus toliau, nes pasąmonė nesupranta, kas bus toliau, o toliau bus, mes artėsime vis artyn prie savo žmogiškosios prigimties, tiesiog būti ramybėje, džiaugsme. Tai va, tai šiandieną tiek. Ir kitą ketvirtadienį susitiksime dar vienoj nelengvoj temoj, kaip atsisakyti gelbėtojo komplekso. Nes norisi sutvarkyti, norisi padėti. Tai tiek. Tai paleidinėsime po žingsnelį kas savaitę savo kontrolės ir to pasiekoje gausime, ko labiausiai norim - sąmoningą tėvystę. Jei kils klausimų, rašykit, mielieji, ir šiandien tiek. Iki.